Darbo savaitės pradžia kibernetiškėse. Projektų vadovė Albutė iš visų pusių puola darbai. Gerai, kad bent jau nereikia galvos sukti dėl slaptažodžių, kai naudoji tik vieną. Slaptažodžiai. Kasdienybėje ir taip visko daug, jog net sunku pagalvoti apie skirtingus slaptažodžius. Juk po to reikės prisiminti, kuris iš jų skirtas elektroniniam paštui, socialiniai medijai, o kuris atrakina darbinį kompiuterį. Tačiau nulaužiamos įvairios duomenų bazės nutekina prisijungimų detalės. Piktavaliai, naudodamiesi informaciją, gali jūsų vardu patekti į įvairias platformas arba į darbinę sistemą. Tai reikia ištarti tik vieną slaptažodį. Albutė išsigando, jog kažkas jo socialinės medijos paskyroje kūrė įrašus ir pradėjo keisti prisijungimus. Susirūpinusi jį pranešė savo įmonės IT saugumo vadovui, kad naudojo tą patį slaptažodį ir darbe. Būtent to ir reikėtų vengti, nes sukelta žala organizacijai gali būti nepataisoma. Asmeniniams reikalams naudokime slaptažodžių tvarkykles, o darbe ypatingą reikšmę turi sudėtingi slaptažodžiai. Geriausia kurti slaptažodį iš kelių tarpusavyje nesusijusių žodžių, naudoti skaičius ir kitus rašybos ženklus.